O. Kas? Vo. Vo. Modestai. Sigitai, kaip jau varžybos? Labai patiko. Kitais metais galimai lėksim. Ne, juokauju, iškirpau. Tomai, kaip jau varžybos? Liuks. Lenktynė patiko? Liuks 10 balų. Kas labiausiai patiko? Labiausiai automobilį greitį. Greitį. O alkoholis? Ne, buvo tokio, nemačiau. Oskarai! Man kaip patintas, juodis, žiaurus. Belia kaip gerai. O tai pala. O tai pas tave nėra, ką jo išsukims būtų. Tai va taip ir mes išsukim. Tai dėl to ir palaikom. Oskar. Good morning, people! Today we are Pachmielna and we going bet safe by bets on Drift Matsuri. Kurva, tomorrow was a lot, yes, it was a lot, kurva, alcohol. Not a lot of sleep, because Modest went to sleep really, kurva, anksti. We with Lucas, no. We was party all night long. And we were, I was drinking and sitting and talking and everything. And today I feel like shit. So now we're going to put some kurva Davy Marston bands in our bands Bachog. And then we go straight to Kuršienai Driftiškės track. Drift Matsuri, bet safe by bets. Aš labai reikia tiesiog atviesti. Sugadinat mašiną? Jo, būna išmokti atsisėdu ir viskas sugenda visada. Energetiniai laukai. Dabar bio lauko prakeiksmą perdavau Benediktui Daukšų. Nu, nepyk. Nepyk. Turbos aušinimo vamzdėlių irgi pizdaliais. Kas dėl to bus daroma? Suvirins bus per naują. Tiesiog reik man dabar arba garažą susvarkyti, arba kad svarkė atsidurtų čia. Kurva pavargau stumį. Belia kokią stumyklą karočią atidarė. Ištroškų. Burnoje prieska. Burnoje prieskų tikrai vandens. Ar vandens. Turim ir gazuotą. Dėdė atvarau. Sako, reiks vargės. Turim viską. Atidaro. Motors lyčina su turbo su viskom pastatyts. Tai einam pirmą, atreguliuosim pirmą. O kaip tingiu, aš čia pistis, tu durnas. Teks. Belia kaip. Pažiūrėm, ar jie čia turime
metaliuką iš ko pasinaudoti. Rimti labai kentai. Oi, išdap. Blogyti. Važiuojam, gerai. Išvykstame remontuoti. Kurią čia žiek kamerą dabar girdi? Čia tų kamerų taigi apnori. Išvairuok. Das skydėlis gerų. Oi, tuna. Su tokiu tai čia girdė, aš čia naują mašiną susivirinti. Volvo šiandien nusprendė, kad išmetimą downpipe vamzdis neturi būti prijungti prie motorą. Ir nusprendė atsijungti. Tai staigi visas power dinga. Tai susiorganizavom kempą, turime elektros ir mes čia ras, prisivirinam, pasidarom ir viskas bus gerai. Šiaip Volvo nevalinčiam. Jau tikrai reikia naują interkulerę, nes labai karšta ir pakyla temperatūra ir žodžiu numušniai gali. Tai jaučias, kad tokia nevalit. Bet šiaip overall liuks, gazuojam. Aš girdėjau, kad tu kaunas norėjai. Tai reikės pasikelt mašiną. Atžyra daug, atsira. Tai jaučiu reikia važiuoti giliau biškį. Ar tikrai, aš tik viršiniu neturiu, kad šiaip neapsikraučiau, tai aš galėčiau daug parūkėti. Viską, net reikia pačioj tą sutryką laisvį. Ne, kad tu pavažiuotų, nes tu jaučiu sukiem lermais ant manęs. Davai, aš pasistumėjai į priekį, nes čia matai, tas įvalą nežinau. Na, čia didesnis motorius, tu vietas į. Net nusitilptų, ja. Kiekį jau ką? Mes tiesiog ant duobės ir viską. Prisikalavimus. O, gerai. Domkratą nemat. Ne, gerai. Taip? Tai reikės iškiekti. Nei tau. Ačiū jums, Tere. Pasidarysiu labiau. Tu dar papasakok į kamerą, kas tiksliai čia yra daroma. Tai žodžiu, dabar pasikėlė mašinėlę. Žiūrėk, ateik, aš tau parodysiu. Ai, dabar kurios susikraipė iš visą neįpadaryti. Va, žiūrėk. Šits va, išmetimo vamzdis, kai jį pridedi ten, kur turbūt va toks atstums. Vadinasi, jis ant tokios įtampos buvo visą laiką, dėl to jį ir nulaužė. Tai mes dabar tenai sujungimą vietą, sujungimą tą večikę atleidžiam greitai, ištraukiam ir tada cuk pritaškuojam, suveržiam ir viskas zaibiščia bus. Liuks, važiuojam. Mes galim išsimti apšėtą downpipe'ą, išsimti čia. Po to kaip suvesi, pažiūrėjau. Tai pirmą prisitaškuoti. Tai dabar taškų uždėt, tada nusiemi downpipe'ą. Ne, dabar tai neuždėsim tašką. Tai tada iš apačios viską pasileis. Jo. Išsitaškuojam, tada galės pilnai nuimti. Kad žinai, kad gražiai užvirti. Jo, bet ir šiandien nebūtų persisukę kažkur. Gerai. Gerai. Biškį paleidau, jau gali pabandyti patro. Nelabai dar, ne? Tuoj kitą atleidžiu. Kažką tai darom. Truputį padėti. Gerai, lenda. Nu kaip? Sveiki. Jeigu pasiseks, paprašysiu. Ne, jūs turit būt. Užsimąstė, amniam padaryti.
sausai nematau. Ne, kuo, čia matuosim, čia matuosim. Reikia tikėti. Ir visą metalą. Jo. Tu fleksą turi? Su fleksą turi? Sakai, su dujom nelabai. Ne, tu kažkaip panašiai polimas su dujom. Ko, bet kaip pas mane aparacija, jie tiesiog. Čia tu šarmas. Nėra tiek nepusėm. O prasme... Tu mano biudžetą. Ne, atsiprašau. Kaip sako, trūko žūda. Virins. Man atrodo gerai, vieną. Kaip pravažiavo? Seniai daugiau plistinis masės. Ir nu tai... Ai, tu tavo čia pirms kartų. Bet šits. Jau yra. Ta prasme, žmonės virint su tokiais aparatais, tu durnas. Tu tą pinigus įpigau. Kodėl aš pisau su tuo savo šūdu? Aš viską, ką virinau dabar, karočią, tą savo krešbarą, jabaną. Aš su tokiu per dieną laiką būčiau. Čia yra mind blowing. Čia yra už ką mokėt, už tą šarmą. Patikėkit jūs manim. Wow! Pavirinti danėm smagu. Pavyzdžiui, ką čia, taip? O šit gefiuks čia kur gelbiai. Gal aš jį kažkur ir žinau, bet neįsivaizduoju, aš jo į vardą nežinau nieko. Gerai yra būt žinomų žmogum, taip išeinant. Bet man atrodo, čia vietinis kažkur, gal aš mocu. Ne, aš į savo nebenorėsiu žiūrėti aparatą. 300 eurų pasikeičia tavo gyvenimas, pilnas šitas komplektas. Nu, biškutį prastesnis, bet taip pat virino priekį. Taip, mano visas bairis virinimo prasidėjo iš Lidlo Parkside, nusipirkau fleksinį ir jisai taškės, mano visas rankas randais nuėjo. Ai, dabar ne, bet čia sugyja, bet jo. Tai ir tada sakau, fuck it, draugeliais, tavai pasiemam su dujom pirmą kartą pabandyti. Never go back. Gerai, karočią, man reikia 13. Dar malonus klausimas gal. Pirmas, ar tau nereikia 17 Volvos kardų? 17 Volvos kardų su 651 centru. Beveik niekur nerasim. Ir kitas dalykas, už mėnesio turėsiu 4 vienetus mersinių, tokių 17-ukų. Gerai, kad surasnė. Na, tai parašyk man dirbi Instagramą dėl šitų, nes aš dabar tai pamiršiu. Jo, tvarkau. 100%. Tau dar išlės darai. Jo. Jeigu senukų special, tai 3. Nors 12 čia. Čia jau matai, čia užpiltas nebėra, čia varš kiaurai. Čia karočią burykų. Aišku, gerai būtų čia tą tarpinėlę turėti, nes čia buvau su tuo šūdu uždėtas. Bet esi veikia. O tu turi jau? O? Pasigirda, kad turi. Ne. Aš dažniausiai, jeigu net ir pirkdavau, atsimenu iš kažkokių šopų, šitas va tarpinėlės, nes visą laiką netinka, jis per mažas. Jo, čia matai tokiai turbai
nemažai jų yra. Aišku, žinoma, kur čia to dom Marijo žemė. Visi varžtai skirtingi, blėt. Gerai, dar tenai man reikės pasileis biškį žemyn. Kurva bus. Ar tikrai? Jo. Čia, jum geriau sekas. O kas jum? Ištaškė kur visą įsipėtimų bakelį, dabar kažkokios junties neturim. Radom įsipėtimų bakelį, bet nėra kažkokios junties, viena irgi tai įsitaškė. Sena klasika, jeigu tenas normaliai jungtis be galvutę. Nežinau, apie ką žinai. Jo, ten. Aš pats nežinau tiksliai, bet žinau, kad reikia jos. Buvo, nebuvo. Nu, tie automobiliai, bet pamiršo ventiką jungti, ne? Tai va, kolega, sako, praliek, žinai, nuorink ir viskas, grįžina į pietus. Grįžo, paliko užkurtą, sako, galvojau, Ramoška važiuos iš karto. O kad rodiklėlį nupiešta viską lapas, blėt, fan, on. Aš sako, galvojau, automatiškai įsijungs. Mes va dėl to šiaip... Po to netyčia ant relės kažkaip ir pasistato. Tai Ai, dabar sakė, pigiau paimsiu kurva, kitas ir jeigu tu iš apačios stumti visą 86 iškiau. Aš dar atleisiu daugiau ir tiek. Bet vis tiek labai toli neišnešiu, gal vis tiek važiuoju. Bet lambda pas tave per viršų eina. Deni? Ką? Pas tave lambda tai per viršų eina. Laidas. Ar už dėžės kažkaip? Turi fišė kažkurio. Tai, bet tau Jo, galima atsijungti. Tau tik tiek iškelti ją reikia. Tau net nereikia atjungti. Jo. Stumėsi? Jo, prašy. Bandyk dar jo. Gerai, karočią, žinai, ko reikia. Sakykit. Ant mažos dešinės prieškirtuoja čia produktas. Čia yra ledas. Morelis geras, smagu, virin. Viskas čia yra. Savaitgalis vis tiek garaže. Nu. Va, kaip šilta, apsuks. Gerai. Būta trūko, ar bent jie taip sako. Į kitą pusę. Nutrūko išjautimo. Šefas, užsimes dar čia. Man be lengvo zondo rodmens nebavažiuoju, mašį. Čia, užsimes dar. Aš manau, kad čia... Manau, tik ilgiau laikys negu prieš tai. Aš dabar galiu belę ką privirinu. Nori privirinu tavo įrankų komplektą prie duobės. Nebereikėt prie grindų tavo. Būčiau sakęs prie diržo. Ir čia buvo suvirinta, čia? Gerai, viskas. Balis baigtas. Ai, nors palauk. Ar čia vis dar to plokštelę, ne vieną kitą. Šiaip tu tiek sumėjai, kad... Davai vieną, kadangi atsipjovai, iš garbės žodžių. Sportinis įvaras. O, čia, žinai, Va. o, Tai aš to vėl pirštinę pasimsiu tavo. kofai man pat priklausysiu. Aš nebevirinti savo virinimo aparatų. Ta prasme, snargliai. Čia tie laikys. Snargliai. Ką veikiat? Ojam. Gerai. Gerai. Geriau nei alus ar ne?
Bet skanu buvo labai. Ne, šiaip tai viskas gerai, tuos, kur 2-3 taktus pravedžiau, tai ten patiko, jiems tikrai patiko. Nu, tai Sakiau, stengiamės vežti kokybiškai. labai puikiai. Jau ir Kornėje buvo ten vienu momentu nuo kalno, kai pasistatėm, tai Buvo prišikus, ne, šiktelėjus. jau galvoju, kad vėl važiuosim bulvės sodinti. Dar ne sezonas. Dar prieš tai sakiau, kad nevažiuotume šį kartą bulvių sodinti. Neklausote, vyrai? Paprašysiu gal. Palauk, rytas interviu Korne važiuos pirmą kartą, sėkmės, klausim įspūdžių. Gerą kelią. Galvas negalvo. Tai kaip įspūdžiai po pirmo važiavimo su Volvo? Gražiai važiuoja Volvo, smagiai. Gūnis puikiai vairuoja. Maga nusilaužė. Maga nusilaužė. Kraujas bėga. Oi, oi. Uf. Tai įspūdžiai geri? Puikiai. Kartotum? Kartočiau. Kas geriau, su Luku ar su... Kaip važiuoja? Susitvarkėt normaliai? Gerai važiuoja skambutis. Kaip ir. Bet jaučiu, kad tai va, kokie 3-4 ranai reikia ilsėtis būtinai, kada taušt mašiną. Pietų pertrauka, ne? Viena porcija? Dar mažai? Neužteks. Ten žiūriu, hebra valgo. Aš dar per dieną nei ką suvalgiau 1/4 ar 5 sumuštinę. Ten tavo atkastas mėtosi mašinai. Čiut neapsiviemiau ir daugiau nieką nevalgiau. Tai dabar jau po biškį noris maistą, tai nuškastas. Ką tu manai? Aš manau, kad reikia. Čia yra drifterio pietus. Pusryčiai pietus. Dokumentuok, kaip jisai valgo. Retas atvejis. Whiteboard, it's okay. Parašyta. Ant jo. Gerai. Reiks sugalvoti, ką. Kaip ten? Volvo Experience something something? Jo. Gerai, tai ačiū, kad... Už du ratukus. Gerai. Gal parašyk, kad už du. Tada toliau. Modės Experience. Ne, reikia kažkaip kitaip. O neturėtų būti ir ne? Palauk, ką? Galimai. Mes žinok, čia googlinam jau 3 minutės. Kaip parašyt. Man atrodo I ir E. Experience. Nu, palauk, paskaityk, aš nebesuprantu nieko. Gerai. Gal aš? Tai gerai. Kaip tu čia nesąmonės Jo. kalbi? I-A. Is there misspelling? Gerai. Gerai, gražydamas. Ir taip net parašytumėm and correct spelling is. Tik tai paryškintat, matėm. Jo, žinai, tas paskaitai, viskas gerai, tinka. Tinka, mum tinka. Man neužkliuvo. Grįžta vyrai. Sveiki, sveiki. Pirma, dirbi vardui, vardą pirmą tau. Tu žiūrėk, kad ta leika nenusivirs. Ne, o tau išmoks iš tikrųjų.
tikrųjų labai pagelbėjai man visą laiką. Su išdažymu durelių, pavyzdžiui, pajuodavimu. Korekcijas durelių padarė. Kurioje čia vietoj? Tai čia vadysim. Pasižiūrėk, kur šviežiausiai, juosiausiai. Aš net pamečiau bukerį ir pakišau pas save pavažiavau. A ką Kirilas daro? Lipinam pampirę. Sateškės laiko pasaulį. Taip. O kas tam pagrindinį dar yra? Nežinau. Baudžiūnis, rėmėjai, Luko padangų žymės. Jo, čia yra padangų žymės. Va, šviežiausia info. Taip. Nu, ar pasiruošę Volvo Experience? Bandysim. Atva gimėt pasiruošę, viskas gerai. Ja, viskas liuk. Matę gyvenimo. Pavysėsim valandą. Geras Volvo Experience. Geras. Tai nežinau, ar... Naminio gero šašlyko, ne? Nu čia koks naminis. Jo, naminis. Tai yra... Rankų darbo. Jo. Vėriam su rankom, jo. Bet tai lėkštučių naglumas. Nebuvo su tais drifto automobiliais, tai tik kamazai kažkokie. Nu, pakankamai gerai. Pavargau šiek. Gal ir gerai pailsėt biškį, ne? Gal. Šiek tiek. Nėr čia ko art, žinai. Tai faks, tai atvažiavai čia pailsėtų. Nu. Va čia kuro mašiną virinu. Garažę, kai durniu. Taigi, na, aš gavau pailsėt valandžikę. Ačiū. Kurva, mėriuką, tai gerai už anksčiau. Galimai net 3 palikau. Pasakiau. Turi gal mažą šalmą? Pas mumis bus tą. Full pace. Šalmą. Gal čia šalmą, ar mes turim? Turim. Matuojam. Fixing car? Yeah. Sateškės, ant kurių laikosi pasaulis? Yeah, doing maintenance work while we rest. Why you rest? Nuleidau ratelį, merą biškį gaudžiau. Net čia buvo viskas. Kaip čia pasakys? Čia yra pagrįsta, tokios yra taisyklės. Tai aš visiškai nėra skundžiamas sprendimas teisėjų. Šios paviršius man 10 galima valgyti. Kas čia bus daroma? Lipduką klijuosim. Lipduką klijuosim. Lukrecija, lipduką klijuosim. Ir tu jau čia. Okay, I go do mechanic work. Ką bičiuliai papasakos? Tiek išorė žemė, kad pareina dabar karvės šaudų pakaplotų. Čia da nėra. Čia da nėra? Aš taip praėjau, galvoju, nu jo. Galvoju, tu vado dėl to ar ne, Labai gal širai, ne? Centruok.
Odomatom gal nereikia. Paskutinius 4 uždengia. Būna sekas. Būna, kad sekas. Justai, apatai. Laiko stiklą dabar. Labai gerai. Burbuliukų yra, ne? Ne, nėra. Jokių burbuliukų nėra. Šaunuoliai. Čia ekskursija po Volvo? Ar patinka? Pasikeitė. Ar kas nors pasikeitė? Taip, čia pasakoja, yra čia didesnių dalykų visą kitą. Čia tepalo trūkumas yra. Labai gerai, labai patinka. Labai gerai. Nemašta, kai tepalo nėra. Rekomenduoju. Rekomenduoju. Ką bajorai? Užkariausim pasaulį. Šiandien 12. Bajaraujam, poilsiaujam, viskas labai gerai. Valgo. Čia kaip suprantu ekskursija tėvams po Volvo. Ir kaip jūsų patirtis? Va čia pavyzdžiui, va čia yra pavyzdys, kodėl man reikia kito kiebų. Ar dabar tėtukas važiuos pirmą kartą? Jo. Oi, gerai filmuosim. Ką, bičiuliai? Ką? Sugrįžot, mes jau galvojom, kad išvažiavot. Aš? Jūs? Kas? Kas jūs? Kas? Atėjau, jau valandą praėjau. A jums sakė po valandos? Gavo baną. Gavo baną ir... Gavo baną. Jo, bet man atrodo, kad dabar eilutė esat po tėvuko. Ne, aš Tėvas- prieš dabar sakė. Prieš tėvuką? Sakė, man jau sės troškis. Sakė, Gerai. ruoškis. Sėdam važiuojam, jeigu taip. Kaip ką? Gali jie priekti. Ne, žinokit, aš nepiktybinė esu. Vien. Būsim interviu specialistė. Mes važiuosim? Gero kelio. Saugok mamytę. Tai va dabar, sakau, paskutinį kartą tėtį vežiau prieš kokius 5 metus, kai dar buvo Atmo 96 kW mašina. Tai ir tai mieste, ta prasme, taip tiesiog. Tai visai įdomu. Aš jums galiu gėdus pridaryti. Nedarykit, prašau. Mes čia va dabar važiuosim, toj atsivarysim savo kartingą. Ne. Tuoj važiuos. Važiuoja, žinau. Sakiau. Dabar filmuoju. 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 Jį filmuoju. O dabar filmuoju. Filmuoju. Dabar filmuoju. Tai kaip tie įspūdžiai? Ar patiko, kaip Volvo važiuoja? Labai gerai. Aš tai
Lukas moka gerai pravežt. Nu, Lukas specialistas. Specialistas jisai. Išgyvenom, pasivažiuojom. Gerai, šiaip nebuvo. Gerai. Aš galėjau čia irgi gali remti į duris, bet galvo, nereikia tau. Nes nenoriu, kad tave paskui vėl. Jau žinai, jeigu remti, turėjau anksčiau. Ai, fotkę pasidarom. Labai skanus. 5 eurai. Jau pusę suvalėm. Ant 3. Net ne pinigai. Aha. Nelijus Šapkinas. Davai, gražiai. Jeigu gali pasponsorint Masurį, gali ir pravažiuot. Kaip tau važiuojas šiandien? Labai gerai. Labai gerai? Senai važiavau, bet smagu prisimenu. Centrukas? Jo, girdit. Merą ramstysim? Turiu atmazą, kad pas mane jau padangos gabalais išėjusios, pas merą zestinkės, tai... Bet bandysim nenusileist. Nenusileist? Ne. Girdėjau, kad Šapkinas žiaurus vairuotojas yra šiaip. Ką? Girdėjau, Šapkinas žiaurus vairuotojas yra. Iš pačio pono Baudžiūnę. Gerbiamojo. Nesišiukšinam, ne? Atvažiavom. Labai greitas. Super. Ką dėdė sako? Ne, sakė taip ir toliau. Gerai. Kaip tau sekėsi? Tai gerai, pirmą kartą važiavom ir atsidarė kapotas tiesiog, ką tik važiavom. Labai įdomu buvo. Papus neišgert. Antras dublis su Kornelijum Šapkinu. Žegnojamės ir važiuojam. Viskas bus gerai, mes nebijom. Jau blogiau nebegali būt. Gali, bet nebus. Bus gerai. Čia taip, ką? Taip ir būna, kai jis nepažįstam, visi pažiūrai. Tai kur Baudžiūnis?
Šapkinas pagauna Volvo. Pagaliau užlaukta akimirka. Aha. Kasgi čia nutiko? Kornelijus gauna pailsėti už idealų vairavimą, na. Žiūrėk, bet kapotas neatsidarė, viskas gerai. Svarbiausia. Maladės gerai pis. Arba aš matinu suvažiuoju, arba neleidžiu. O gal eglę, paklaus nuomonę. Oi, atsiprašau, kaip kelionė? Labai smagi kelionė, labai puikus vairuotojas, labai geri sugebėjimai, automobilis lekia puikiai. Iš tikrųjų, labai. Volvo žiauri, baudžiūnis irgi, ne? Overall, labai gerai. Ką jaunimas? Ilsimės. Ai, valandas, gal raudonų kompaktų. Valandžių lapų. Dabar duosim pagavas. Ačiū, didžiai. Kokia valandų yra? Pusė 7. Nu tai dar ant 7 išlysiu kartu. Tai gerai, pasavo, žykia jau žurnės. Apravėlis? Nesu, nevedam. Tai dabar aš pripravo. Aš tu pažadėjęs ir po to jau žinai, lauksiu. Po to tave. Reiškia pa. Mototaksi. Mototaksi. O, taigi, su mergaitės, jeigu to pamatys, kaip jisai. Kas važiuoja? Viskas, sūnus. Kur sūnus? Aš noriu vaiką, nes... O kur jis yra? Va, pamojok. Jį galima įmesti? Galima įmest. Įmetam. Įmetam. Tegu važiuoja. Pirms laikos teisės pradės. Dabar turi nusipirkęs Pežą motorkę. Pežą? Pežą. O perka dar Pežus kažkas? Ne, motorolerį. Ai. Jisai laikos AM kategoriją ir dabar aš jį auklėju ant važiavimą. Kultūringą. Ką reiškia kultūringas? Kultūringas važiavimas yra taip. Atvažiuoji į trasą, įsidaužai, įsidraskai kaip nori, o keli būni mandagus, tvarkings ir kaip paločiai. Ok, kultūra ten, kur jos reikia, ne? Taip. Teisingai. Gerai. Važiuojam. 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 Pranti. Niekam. Nu ką aš turiu suprasti? Ar gyvenimas yra geras? Ahujensu. Kodėl? Nėra kom skustas. Nes Volvo važiuoja? Ne tik Volvo važiuoja, žmonės važiuoja. Jiem gerai pasakyti. Tai realiai Į poilsį. realiai po laiko? 7:15 galim gazuoti. Pusvalanduką? Pusvalanduką. Gerai, kad pusvalanduką laukai. Nepatinka man šitos padangos. O tai ką daryt? Keisi padangas? Ne, neturiu Nekeisi? kitų. Tiks ir šitos. Ne, bet iš tikrųjų, važiavau visą dieną taurus. Dovana. Netgi man idealiai. Ne, nesponsored. Ne, sponsored by Šapkinas. Mes sponsored. Šapkinų šeimos Šapkinų šeima sponsorina Matsuri vasaros pradžios. Kad lankas gavo. Palauk, koveriukui, pabūk ramiai, gal video koveriukui bus. Gali išsitraukti.
Gražu. Tokis nuleidau vieną, pagavo antrą ir labą dieną. Kas taksi? Pas tave galima važiuoti? Galima. Galima man pas tave važiuoti? Galima. Pas Šiaulių merą. Patį Šiaulių merą. Važiuoja. Kiek laiko turiu? Kiek reikia? 2 minutės. Drąsiai. Gerai. Tiesiai iš Švedijos. Tiesiai parodykit dar iš arčiau. Tiesiai iš gamyklos. Pasirašo Volvo, ant Volvo. Žiūrėkit, mainų programą. Čia yra jum po vieną išsirinkti kokį tik norit. Kokį tik norit. Aš gal šitą. Gerai, ačiū labai. Ką išsirinkot, parodykit. Pas Greta. Nematau nieko. Volvo durys jūsų rankose. Volvo ateitis jūsų rankose. Kaip tu vėluoji į reisą? 2 minutės dar nepraėjo. Nesvarbu, sekundės. Šukuoseną reikės. Kodėl nesušukavai nieko, viskas? Kodėl ne? Vyrai, ką jūs šnekat? O, papuolėm tiek. Ką jūs šnekat? Eglė, davai. Ar čia tik ne pats Šiaulių meras? Bėgsim kaip vėjas, man atrodo. Kaip kulka šauna? Jo, kaip sviestą pjauna. Teisingai. Kaip šiandien Macuris važiuojas? Šiaip gerai. Nu, iš pradžio, matai, aš turiu varatus nusipirkęs, noriu pasigirti va labai. Keskinus už pigiai. Ir ten padangos tokios biškinės samoningos tam. Ir plačias, ir aukštas. Tai aš kadangi jos nusipirkau, žinai, aš noriu sudrožti padangas, kad galėčiau jas numontuoti ir tvarkyti ratus. Nes aš taupau aplinką, taupau pinigus. Bet jos man liečiasi į arkas ir stabdė labai mašiną. Tai dabar jau užpisa, aš jų nesudrožiu per visą dieną. Užsidėjau zestinkės ir dabar zaibys pagaliau. Zestinkės daro, ką reikia daryti, ne? Daro, ką reikia, jo. Ten tie šūdai, tai šūdai. Bandžiau pataupyti, žinai. Tai zestinkės sponsoras, ne? Zestinkės galėtų, jo. Aš jo. Sakyčiau zaibys. Per varžybas nepatiko kažkaip, bet čia Macuri visai neblogai. Bet daugiau reikėjo nusileisti per varžybas tada, manau. Girdė, aš kol susitvarkysiu Veroniką. Ką? Važiuočiau. Kur? Ar važiuosim su Veronika? Ši Veronika žiauriai lekia, ne? Šiaip labai gerai važiuoja. Aš kiek šiandien mačiau, tai iš tikrųjų jinai... Man labiausiai ir patiko šiandien su jo važiuoti, nes visada išoriai, visada plačiai, visada stabiliai. Ir iš paskos jau išmoko, ta prasme, spaudžia, žiūriu irgi ir mane spaudžia jau. Profesionalu, ne? Šiaip, kietai. Iš kur čia taip išmoko, aš nesuprantu. Duota, žinok, yra. Čia genetika, ne daugiau, nežinau iš kur. Esmė, aš tai nemokiau, manęs neklauso, bet išmoko kažkaip pati vis tiek. Malodėt. Taip ir toliau. Tai kas iš vairuotojų šiandien tave nustebino kitų? Veronika. Daugiau nelabai ką mačiau. Teisingas atsakymas. Ne tik dėl to, kad jinai gerai važiuoja, bet ir teisingas atsakymas. No follow-up questions. Tvarkingai, maloniai, neturiu komentarų. Gerai, vairuotojas. Kas tave, Macuri, nustebino iš vairuotojų kitų?
aš šiandien, tipo, suvažiavau šiandien geriausius šeisus gyvenime, kas suvažiavęs taip. Gyvenime? Jo, tikrai. Nes ir Luką ir Šapkiną atkamščiau konkrečiai, tu kairyską neįm palikti dėl Volvo specifikos, bet šiaip tai akujienai važiavau. O nustebino šiaip iš blogosios pusės keletą vairuotojų. Nesakysiu, nėra tas nesvarbu, bet kur galvojau, kad geriau lenkiu. O šiaip tai, nu smagu, šiaip pats tai apart to, kad gavau valandą pailsėti už vieną tą nuleidimą ratą, tokį rimtą. Labai gerai. Aivo, kas nustebino, Veronika nustebino, tikrai gerai leiki. Ta prasme, no problem, irgi, maladėt. Tu šiaip viskas smagiai. Fainiai dabar, man atrodo, Greta pas Šapkiną, tu pas mane, va, taip iki galo ir davažiuosim, kiek čia liko to laiko. Pusvalandukas jaučiu. Arba ne. Matsuri sponsored by Šapkinas. Persimetimą padariau tokią, kur galvau, kad sulysiu aš jam subinę. Ir vienintelis to, kad turėjai matyti netgi, kad pasišiknoj persimetėm iš tikrųjų. Vietų, nu taip, jau dabar, žinai, jau dabar aukštą kritiką pakankamai yra savo, bet to net sunku suformuluoti. Tai gerai, geras ramas. Gerai pisat iš tikrųjų. Šapkins, arti buvo. Arti buvo. Tai maladėt. O aš tai užpiešiu gerą lydą, tai negali sakyti visą laiką. Bet vat, pastaruoju metu tikrai, nu tie lydai gauna šiaip, nu tipo jau dažnai nebenga sėkinu. Porą šiaip jaučiu, kad suvedims yra pabėgęs, tikrai jaučias, kad vairs kartais taip vos nestriktel momentų, nu bet ten milisekundiai. Tipo, kur tu norėtum, kai jisai taip labai fluent persisuktų, bet sibiškai striktel. Ir tada tu turi staigiai jį pats sukt su ranka, tai nėra to, žinai, kad tu atleidi vairuką tiesiog ir iki galo persimėt. Nu, tipo, dažniausiai taip daros, bet tu negali iki galo vien tik tuo pasitikėti. Turi būti pasiruošęs, jeigu ką. Čia mūsų mėlė. Greitas klausimas, ar mašinai turi būti taip karšta? Jo. Okei, mašinai yra labai karšta. Aš nežinau, įdomu būtų termometrą pasitikėti. Kaip tėvo pirtelė?
išleidau, bet jeigu noriu aš jį pagauti, pasimažinu kampą ir labai galiu prigreitėti. Tai tas yra gerai, šiaip sakyčiau. Negali skūstis, jo, gerai, kad langą užsidarei visgi iki galo. Matsuri is officially done. Rock and roll music forever. Bet saved by bets on Drift Matsuri. Let's fucking go. My car is a kurva fucking tripper. Nu jaunimas. Trečią sėdynę, žinai. Aš galėčiau sėdėti ant gale tiesiog. Šaukės tris sėdynę, žinai, tada pašvinti paparytanais į galą. Iki marint karašytanai. Pirma vasaros diena. Pirmas vasaros Matsuris. Šilčiau, biški, bet gerai, labai gerai. Man taip, aš labai karšta, aš Net nebejoju. Bet petito. Pasirakstam truputį. Ant galo. Truputį galbūt buvom atsirėmę. Šiek tiek, gal. Galbūt. Galimai. Taip žaugiu. Ne? Ne, nepatinau. Prifilmuosi, būti irgi. Viskas cielos dar. Tai girdim? Blet, pažiūrėk, ką pasidariau, kurva. Čia yra nuopisa. Ir aš netgi tiesiog imsiu ir prisidėksiu kitą. Nes pokui man. Ai, nors tiek pokui. Kaip Matsuris? Žiauriai gerai pizda, vienas iš geriausių. Vienas iš geriausių? Jo. Labai patiko. Kelias priežastis, kodėl? Nes žmonių mažiau ir gaunasi važiavimo daugiau negu to stovėjimo eilėj. O kilometražą nebuvai su nulinė? Lepas mane matai, toj planšetėj nerodo. Tuo pasakysiu, kiek atskir. Lygiai 90,0 kilometrų. Lygiai 9. Tiek pravažiuot, pradriftinta tiek šiandien. Nu, tipo trasoj praleista šiaip. Tai, nu, pusė, sakykim, nu, mažiau negu pusė driftą, pusė... O kaip su motoru, gerai viską nalai? Vieną kartą buvau tepalą atliv, o daugiau viskas gerai. Tik jau... Kaip džiaugiuosi, kad buferis dar krūvoji, mama. Pasumuosit Matsuri? Jo, palauk, eina. Į mašiną reikia atsukti, va. Tai iš arčiau ateiviškai. Vasaros Matsuris buvo very good. Šiaip tarp mano buvo geriausi performance, kaip esu važiavęs, tai tikrai. O problema buvo tai ta, kai nutrūko išmetimo downpipe nuo turbo. Bet ačiū, net nežinau vardą šiaip to bičą, iš kurio gavom kempą. Ir ta prasme, ant kiek gerai virina kempus, va. Susivirinom, ir dabar laikys tą geriau negu prieš tai, kad laikys. Tai viskas gerai, motorėlis veik, mašina veik, važiuoklės kleidž visus įmanomus garsus, suvedims pabėgęs, bet Matsuris yra išgyvent, neturėjom kažkokių labai stiprių krešų, ten tiek kas buvo, kur vantis nuluba net nesiskaita. Ahui, žodžiu, ahuienu. Ačiū gerbiamoji publika jums už dėmesį ir iki kitų kartų ate. Uždarimo. Paskutinės 15 minučių geriausios. Geriausias ever? Ever. Taip valdosi? Visiškas išgyvenimas buvo paskutinės 15 minučių. Bet valdosi dabar jau geriau. Reikia važiuoti mokėti ir valdosi visas. Pripratom ir viskas, ir gazuojam. Viskas gerai. Tai Matsuris ir pirma vasaros diena. Zaibys? Labai. Gerai. Ačiū.